Treneri, sudėtingos rungtynės prieš Gargždų Bangos komandą. Iki šiol kaip treneris Bangai net nebuvot, Afonso treneriui nebuvot pralaimėjęs, šiandien nutiko kitaip. Kaip pačios rungtynės? Jau kažkada ta serija baigėsi. Skaudu, reiškia, skaudu pralošt. 1-4, bet, sakykim, tai šiandien aikštėje buvo viena komanda. Tai buvo Gargždų Banga, tai kas liečia ir energetiką, kas liečia norą, kas liečia patį šviežumą, jo mums turbūt tos trys rungtynės per savaitę jos vis tiek davė apie save žinoti ir žinot, bet vėlgi sakau, tai tu negali taip žaisti. Ir kitas dalykas, aš manau, kad mes šiandien nebuvom A lygos komandos statusas. Neturėjom statuso A lygos komandos. Taip kad skaudu, bet kiekvienas šitoj vietoj, manyčiau, pradedant ir nuo trenerio, turim pažiūrėti į veidrodį ir ruoštis toliau. Jautėt, kad to užsivedimo trūksta keliaujant čia per tas laiką, per tas treniruotės prieš šias rungtynes ar būtent jau aikštėje? Žinot kaip, laikas laiku, yra bendri susitarimai, yra rungtynių planas, yra visi kiti dalykai. Bet čia ne vien aš tik tai kalbu apie Gargždų Bangą, yra daug eilę rungtynių, kur ne taip veikia šis mūsų šių metų mechanizmas, kaip jis iš tikrųjų turėtų veikti. Kaip reikėtų jį užkurti per likusią sezono dalį? Gal problema malkose, nežinau, gal malkos yra šlapios, tai žiūrėsim. Bandysim ieškoti, kaip užkurti šitą mechanizmą.